Sveiki visi. Noriu pristatyti Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžio naujienas ir aišku, didžiausia naujiena yra šiandien patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 25-27 metų biudžetas, kuris sudaro 52,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina be abejo ir visos ES investicijos, kurios suplanuotos šiems metams, tai yra daugiau negu 14 milijonų eurų, taip pat visos kitos viešos dotacijos ir kitos pajamos. Didžiausią lėšų dalį sudaro socialinės programos. Antroje vietoje be abejo švietimo sistema. Dar vienas sprendimas, kurio noriu pasidžiaugti, tai yra bendradarbystės centras Visa Art, kurį planuojama kurti senosios ligoninės patalpose Malūno gatvė 2, kuriame planuojama įrengti daugiau kaip 20 erdvių pradedantiesiems verslininkams. Taigi kviečiu visus galvoti idėjas ir ruoštis, kadangi mano žiniomis šiais metais rengiamas projektas ir galbūt net jau bus pradėti vykdyti rekonstrukcijos darbai. Tikėtina, kad jau 26 metais galėsite pretenduoti į naujus ofisus jūsų naujam verslui. Taip pat noriu su jumis pasidalinti šio posėdžio klausimais. Ir vienas iš daug diskusijų susilaukusių klausimų buvo apie vietinės reikšmės kelių prioritetinę eilę. Tai šiandien taryba patvirtino 25-27 metų Zarasų rajono vietinės reikšmės kelių prioritetinę eilę. Svarbu žinoti, jog ši eilė yra sudaroma komisijos siūlymų. Komisija vertina daugelį Zarasų rajone esančių kelių, vertina jų būklę, yra tam tikri kriterijai ir ta komisija tada pasiūlo sąrašą svarbiausių ir prioritetinių remontuoti kelių. Šiandien taryba patvirtino būtent 9 objektus šiame sąraše ir tie keliai bus pradedami projektuoti, remontuoti ir kitais metais ta eilė pildysis ir toliau viskas vyks. Kitas klausimas yra susijęs su savivaldybės patvirtintu biudžetu. Biudžete noriu pasidžiaugti, kad labai ilgai žmonių lauktas šaligatvis, kuris yra nuo Sėlių aikštės iki Šaltupės galo, tęs darbus ir šiais metais biudžete numatyta ir projektuoti ir tęsti darbus nuo Vilniaus gatvės iki pat Palaukės gatvės, o toliau ir iki pat Šaltupės galo. Tai tikrai yra džiugi žinia ir tai suplanuota savivaldybės biudžete. Šiek tiek liūdnesnis galbūt, bet reikalingas savivaldybės tarybos projektas yra dėl komunalinių atliekų rinkliavos perskaičiavimo. Ta turėjome padaryti, nes vis dėlto kyla ir atlyginimai, kyla ir kainos ir iš tikrųjų administravimo mokestis truputėlį kils. Tai nuo 25 metų visiems objektams maždaug po 14% kils mišrių ir komunalinių atliekų kaina. Priminsiu, jog už išrūšiuotas atliekas mes nemokame. Mes už tai sumokame, kai įsigijame produktą ir tai yra įskaičiuota į tą kainą. Todėl skatinu rūšiuoti, skatinu naudotis kompostavimo kibirėliais, maistą išrūšiuoti iš visų plastiko atliekų ir taip kartu mažinti komunalinių atliekų kiekį. Tai tiek žinių po šio paskutinio žiemos tarybos posėdžio. Susitiksime jau pavasarį ir gražių visiems dienų žiemos. Iki!